Ir daugiau aš čia nekalbėsiu, nevarginsiu. Čia, žinokit, dabar jūs turit labai sunku uždavinį. Turit sugalvot, kur jūs išleidžiate. Tai vargsit ilgai. Ant saldainių. Čia daug saldainių. Daug idėjų bus. Prašom. 18-oji Lankavos gerumo akcija, gerumo žvaigždė. Na ir šį kartą laimė, jeigu taip galima pasakyti, nusišypsojo Vaikų dienos centrui Bildukas. Kodėl Lankava šį kartą pasirinko būtent šį Vaikų dienos centrą? Nu, jeigu kalbėti apie procesą, kaip mes atrandame tą mūsų žvaigždę, kurią remiame, tai nėra kažkokios metodikos, kažkur išgirstam, kažkur pasakom, kažkur pamatom. Nu, tai ir šį kartelį. Tai kažkas pamatė, kad žaidžia vasarą, kažkas prie jo sako, čia dienos centras, paskui prisiminė rudenį, paskui informacijos paieško ir taip kažkaip. Čia kažkokios biški ir burtų yra. Tai pernai Butrimoniškiai džiaugiasi Vaikų dienos centrą, šiandien Alytiškiai ir įteikėte, gerbiamas Rimai, 9 000 eurų čekį. Tai didelė suma, kurią skyrė tiek Lankava, tiek Lankavos pirkėjai. Taip, ir Lankavos. Čia yra bendras darbas, aš tai pasakyčiau. Tai Lankava galėtų būti šitoje situacijoje, šitoje akcijoje kaip organizatoriai. Toliau mes turim savo gerbėjų būrį, tai mūsų klientai, kurie ateina, kurie perka prekes pažymėtos akcijos ženklų. Toliau mes turime savo partnerius, tai tiekėjus, kurie tas prekes, tą asortimentą atrenka, joms skiria ten papildomą nuolaidą. Kiti tiekėjai dovanas perka, ta prasme, jau ten pagal kažkokį sąrašą, pagal pageidavimą. Darbuotojai mūsų prisideda, informaciniai rėmėjai prisideda, nes be viešinimo, tai kažkaip, kai nežinai, tai ir nedarai. Tai aš manyčiau, kad čia yra bendras rezultatas, bendras darbas ir kaip jau minėjote, 18 metai, 18 kartą, ir vis pasiseka. Tai šį kartą vaikai vyks prie jūros. Ar yra kažkoks Lankavos dažniausiai noras, kaip tuos pinigus išleisti? Ar jūs tiesiog įteikėt čekį ir jau leiskit kaip norit? Žinot, tas noras kartais jis būna anksčiau galbūt, kadangi tų metų buvo, tai tas noras, sakant, irgi augo su metais. Tai mūsų pagrindinis noras ir ką mes taip patys svajojam, kad taip atsitiks arba taip galvojam, kad tai, ką dovanojame, tai didžia dalimi atiteks vaikams. Ar tai dovanų forma, ar tai kelionių forma. Kažkaip nesinorėtų, kad ten kažkokios, pavyzdžiui, kėdė. Jei ta kėdė reikalinga, tebūnė, bet kokia, aikštelė išasfaltuota būtų. Tai kažkaip mūsų svajonė, kad tektų vaikams. Kad jie pasidžiaugtų, kad tas svajonė atsigyvendintų. Ir paprastai taip atsitinka. Nes mes, kaip sakoma, dar su ta svajonė, tai dar tikime žmonėmis, kurie šitoje srityje dirba, nes jau vien tas darbas rodo jų ir tokį pasiaukojimą ir pasišventimą. Labai didelis džiaugsmas, nes tai mums labai didelė injekcija į mūsų veiklas, į mūsų darbus. Tai yra ir įvertinimas mūsų visų 9 metų to triūso darbo, kai net tie patys artimiausi netikėjo, kad mes galim ir sakė, nepatemsi. Ir vis tik 9 metai. Ir aišku, tokius pasvarstymai, kad ne iš paramų turėtų gyventi tie Vaikų dienos centrai, bet šiai dienai yra taip, kaip yra. Tiesiog susiimam ir į priekį. Direktorė, kiek vaikučių čia kasdien apsilanko? Labai įvairiai. Labai įvairiai. Sąraše turim 43 vaikus per abudu dienos centrus, per Draugystę ir Bilduką. Sakykime, kasdien ateina iki 20 vaikų, nes vieni tai būreliai, tai sergamumas, dabar labai ir ligos išguldė vaikus, bet įvairiai. Ir ką čia vaikai gali rasti, ką jie čia veikia? Oi, pirmiausia, tai aišku, mus randa. Ką jie veikia? Jie ruošia pamokas, tai yra šventas reikalas pas mus namų darbų atlikimas, toliau jie gauna pavalgyti, jie valgo šiltą maistą
Ir vyksta ir edukacijos, mes čia ir muilus gaminam, ir siuvam truputėlį su vaikais, gal matėte ekspoziciją mūsų, ir užsiėmimai visokie, ir pokalbiai, ir žaidimai, tiesiog labai daug. Visko pagal nuotaiką, kitą kartą susiplanuojam kažką, bet nuotaikos nėra, darom kažką kitą. Na ir 9 000 už juos važiuosite vasarą prie jūros. Taip, tikrai važiuosim, kelionę planuojam su 2 nakvynėm netgi. Ne tik, kad jūrą pamatyti, bet ir daugiau tokių lankomų objektų aplankyti, nes kitą kartą žmonės, kad ir tėvelis su vaikais važiuoja prie jūros, tai tikslas jūra, o mūsų tikslas pamatyti, susipažinti, pažinti ir save parodyti, kad Dzūkeliai visur gali ir iš ko gali, aišku. Tai šiandien Bildukijoje yra šventė. Taip, šiandien mums labai didelė šventė. Kalbiname ponę Editą, kurios čia į Bilduką, į dienos centrą ateina 2 mergaitės. Na, kuo prisideda tas dienos centras mamai? Sakykime, kaip man, tai jis yra pirmiausia, tai yra nemokamas. Kitas dalykas, jos čia yra saugios, ruošia pamokas, užsiėmimai. Ir aš džiaugiuosi, nes tai kai antri namai. Ir tikrai tobulėjimas yra didelis, tai jaučiasi. Mokykloje yra mokamos prailgintos, tai labai didelė galimybė, kad galiu vesti ir labai džiaugiuosi. Atradusi šį centrą ir kuo daugiau tokių centrų ir tėveliai tikrai galėtų drąsiai vesti ir palikti. Už Lankavos čekio pinigus vaikai, kiek jau girdėjome, važiuos prie jūros vasarą. Tai taip pat didelė šventė jūsų vaikams? Tikrai taip. Tikrai taip kaip man, tai dar nėra tokios galimybės ir tikrai leisiu ir tikrai džiaugiuosi, nes jie ir ne tik, ir daug kur išvyksta ir tikrai labai džiaugiuosi.